Good afternoon, laba diena. Šios dienos tema yra passive voice. Lietuviškai tai būtų neveikimoji rūšis. Passive voice. Turime du sakinius. Pirmas sakinukas būtų I broke the window. Kitas sakinys the window was broken. Taigi, pirmas sakinys I broke the window yra veikiamoji rūšis, reiškia, kas atliko ką. Veikiamoji rūšis. Ir kitas sakinukas the window was broken, langas buvo sudaužytas, turime neveikiamą rūšį. Atkreipkime dėmesį, kaip darosi neveikimoji rūšis. Jeigu turime žodį I broke the window. Veikimoji rūšyje yra veiksnys, tarinys, papildinys the window. Tai darant neveikiamą rūšį, papildinys yra keliamas į priekį. Taigi, sudarant neveikiamą rūšį, žodis the window bus prieki. The window was broken. Jeigu norime nurodyti, kieno darbas buvo padarytas, galime pridėti by ir žodelį. Pavyzdžiui, by me, by him, by Tom. Jeigu tai nėra svarbu, galime tiesiog baigti sakinį su žodžiu broken, nes by Tom, by me parodo, kieno veiksmas buvo atliktas. Kiekvienas laikas turi tiek veikiamą rūšį, tiek neveikiamą rūšį. Taigi, pradėsime nuo laiko present simple. Ir pavyzdys būtų I do my homework. Aš darau namų darbus, turime omenyje nuolatos. Ir neveikimoji rūšyje būtų the homework is done. Namų darbai yra padaryti. Atkreipkime dėmesį, the homework is done, present simple laikas. Taigi, present simple laike, kaip matome, reikalingas žodelis be forma kažkokia, šiuo atveju is, ir veiksmažodžio trečioji forma. Taigi, sudarimas present simple laiko būtų toks. Be forma plus veiksmažodžio trečioji forma. Prisiminkite, be forma gali būti žodelį arba am, arba is, arba a. Past simple laikas sudaromas analogiškai. Past simple laikas sudaromas taip pat, tik tai vietoj be formos turėsime būti laiko formą. Tai būtų žodelį arba was, arba were. Ir pavyzdys būtų I broke the window. Ir neveikimoji rūšis būtų the window was broken. Tai sudarimas yra tas pats. Be forma plus veiksmažodžio trečioji forma. Was arba were. Toliau turime continuous laikus. Continuous laikai tai būtų tiek present continuous, tiek past continuous. Present continuous. Sudarimas būtų be plus being plus veiksmažodžio trečioji forma. Tik atkreipkime dėmesį, vietoj žodelio be tai bus kažkokia forma, arba am, arba is, arba a. Ir pavyzdys būtų he is writing a letter. Ir neveikimoji rūšis būtų the letter is being written.
galime pridėti by him. Past continuous laikas sudaromas analogiškai. Past continuous. Ta pati taisyklė. Be plus being plus trečia forma. Tik tai vietos žodelio be turėsime arba was arba were. Pavyzdys. He was writing a letter ir neveikimo rūšis. The letter was being written. Toliau kitas laikas. Present perfect arba present perfect simple. Pavyzdys. I have written a letter ir neveikimo rūšis. The letter has been written. Atkreipkime dėmesį, kas pas mus atsirado. Atsirado žodelis been. Taigi matome, mums reikia have arba has formos, plus been ir plus veiksmažodžio trečiosios formos. Taigi, kaip matome, sudarimas būtų have arba has plus been plus veiksmažodžio trečioji forma. Prisiminkime, kad žodelis has vartojamas su vienaskaitos trečioju asmeniu. Tai yra he, she ir it. Sekantis. Past perfect simple arba tiesiog past perfect laikas. Sakinukas būtų when I came home, Tom had already written a letter. Ir neveikimo rūšis būtų when I came home, čia nesikeis niekas. The letter had already been written. Analogiškai kaip ir present perfect laike, tik tai vietoj žodelio has turime žodelį had. Ir sudarimas, kaip matome, būtų had plus been plus veiksmažodžio trečioji forma. Ir paskutinė taisyklė yra modaliniai. Modaliniai veiksmažodžiai gali būti tokie žodeliai kaip must, shall, should, can, could, may, might ir taip toliau. Ir sudarimas būtų toks. Modalinis žodelis, tarkim should, could, plus be, plus veiksmažodžio trečioji forma. Ir pavyzdys būtų I must write a letter ir neveikimo rūšis the letter must be written. Tai tiek, ačiū už dėmesį.